Senovės Egiptas buvo kai kurių galingų faraonų žaidimų aikštele, kurią gaubė neapibrėžtumas ir prieštaringos reformos. Senovės Egipto faraonas Echnotonas pagarsėjo savo unikaliu vieno dievo kultu ir jis po mirties paliko prieštaringai vertinamą palikimą savo sūnui Tutanchamonui, kuris po tėvo mirties perėmė viso Egipto valdymą. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie Egipto faraoną Tutanchamoną, kuris manoma buvo faraonų kraujomaišos vaisius. Jeigu norite daugiau panašių video, komentarų skiltyje galite pasiūlyti sekančią video idėją. O dabar gero žiūrėjimo. Tutanchamonas gimė maždaug prieš 3367 metus senovės Egipte esančiame Amanos mieste. Jis buvo vienintelis faraono Echnotono, kuris privertė savo žmones atsisakyti daugelio dievų ir garbinti tik tai vienas sūnus. Tutanchamono motina iš pradžių buvo laikoma antroji Echnotano žmona Kija, nes pagrindinė žmona Nefertitė taip ir nepagimdė jam sūnaus. Tačiau neseniai buvo atliktas DNR tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti faraonų giminystės ryšius. Ir buvo atskleista, kad Tutanchamono tėvas iš tiesų buvo Echnotonas, tačiau jo motina buvo jo tėvo sesuo. Jos tikrasis vardas dar nėra žinomas, tačiau egiptologai ją linkę vadinti tiesiog jaunąja ponia. Tutanchamono motinai taip pat būnant ir jo teta, tai jį pavertė į brolio ir sesers kraujomaišos vaisių. To pasakoje jisai visą gyvenimą kentėjo nuo silpnos sveikatos ir fizinių defektų. Jisai gimė su keliomis deformacijomis, tokiomis kaip stuburo skoliozė. Ši sudėtinga stuburo deformacija lėmė Tutanchamono subjaurotą išvaizdą. Jo kairė pėda taip pat buvo stipriai deformuota, todėl greičiausiai, kad galėtų vaikščioti, jisai naudojosi lazdos pagalba. Faraono pėda buvo pasukta į vidų ir žemyn. Tai buvo apsigimimas, žinomas kaip šleivo pėdystė. Ta pačia pėda taip pat kankino retas kaulų sutrikimas, dėl kurio šios dvi ligos sukėlė nekrozę, esančią pėdos skliaute. Šios dvi negalios turėjo sukelti faraonui nuolatinį skausmą. Būdamas 9, Tutanchamonas paveldėjo suirusią karalystę ir tautą, ieškančią pusiausvyros. Tutanchamoną atsisėdus į sostą, pirmoji jo užduotis buvo tai atstatyti tradicinę religinę tvarką. Jo patarėjai, generolas Horemhebas ir viziris Ajas, nenuilstamai stengėsi panaikinti Echnotono religinės reformas. Kadaise apleistos šventyklos buvo vėl atidarytos, o tradicinės dievybės vėl įtrauktos į kasdieninį egiptiečių gyvenimą. Tutanchamonas susidūrė su politiniais iššūkiais ir karališkųjų rūmų intrigomis. Tutanchamonas tęsė faraonų kraujomaišos tradiciją ir vedė savo pusiau seserį Ančesenaten, Echnotono ir Nefertitės dukrą. Nėra žinoma, ar pora susilaukė gyvų vaikų, tačiau žinoma, kad Tutanchamonas ir Ančesenaten yra 2 negyvų vaisių rastų Tutanchamono kape tėvai. Sąmokslininkai ir faraono varžovai siekia sumenkinti jaunojo faraono valdžią, kai tuo metu jisai stengiasi įtvirtinti savo lyderio pozicijas. Ankstyva jo tėvo mirtis ir Tutanchamono įžengimas į sostą tokiame jauname amžiuje padidino faraono nesaugumo ir pavojaus jausmą. Tutanchamonui būnant prastos sveikatos, rūmuose pradėjo sklisti gandai, kad jaunasis faraonas yra prakeiktas. Jam tik įžengus į sostą, jisai greitai pakeitė savo vardą iš Tutanchaten, kas reiškia gyvas Ateno atvaizdas, į Tutanchamoną, reiškusi gyvą Amono atvaizdą. Tai buvo padaryta pagrindinės dievybės garbiai tradicinėme Egipto dievų panteone. Šiam sprendimui greičiausiai didelę įtaką turėjo jo patarėjai, turėjo didelę galią ir įtaką 9 metų amžiaus faraonui. Jo patarėjai buvo pasiryžę atkurti buvusią įtaką, kurią turėjo Egipto karalystė visame regione prieš Echnotono viešpatavimą. Per pirmosius metus praleistus soste, Tutanchamonas pastatė naujas statulas, skirtas tradiciniams dievams, ir įsakė pastatyti daugybę didelių laivų. Faraonas padėjo iš naujo apgyvendinti Amun ir Patos miestus, surinkdamas šventikus, šokėjus, dainininkus ir įtakingus egiptiečius iš viso Egipto ir grąžindamas juos į ankstesnės pareigas. Antraisiais metais Tutanchamonas perkelė Egipto sostinę iš Amanos atgal į viršutinį Egipto miestą Tebus. Taip pat jisai nurodė perkelti jo tėvo palaikus iš Amanos į Karalių slėnį, kur įprastai buvo laidojami faraonai.
Taipogi jisai atliko restauravimo projektus, buvo bandoma atstatyti daugybę šventyklų, kurias sunaikino jo tėvas. Be fizinės karalystės būklės atkūrimo, Tutanchamonas taip pat bandė pataisyti ir tarptautinius ryšius, kurie pablogėjo valdant jo tėvui. Gautos dovanos iš kelių kaimininių karalysčių rodo, kad faraono karalystė pasiekė tam tikrą sėkmės lygį. Tačiau karo veiksmai prieš nubiečius ir sirus taip pat sustiprėjo ir išsirituliavo į kelis mūšius, tačiau viskas baigėsi Egipto pergale. Yra manoma, kad savo valdymo pabaigoje Tutanchamonas pats galėjo vadovauti keliems iš tokių mūšių. Tarp jo kape rastų daiktų buvo šarvai ir lankas, kurie rodo, kad faraonas treniravosi šaudyti, nepaisant savo prastos sveikatos. Nors Tutanchamono valdymas ir pasižymėjo puikiais pasiekimais, tačiau jis buvo tragiškai trumpas. Kai jaunasis faraonas užėmė sostą, jam buvo 9, o sulaukus vos 19 metų amžiaus jisai paslaptingai miršta. Ši mirtis vis dar glumina archeologus ir istorikus ir mūsų dienomis. Egzistuoja kelios teorijos, kurios galėtų paaiškinti faraono mirtį. Kai kurie mokslininkai teigia, kad jisai mirė nuo ligos, o maliarija yra labiausiai tikėtina, atsižvelgiant į palankės sąlygas tuo metu buvusias Egipte. Remiantis parazito, vadinamo Plasmodium falciparum, kelių štamų DNR buvimu, tapo akivaizdu, kad Tutanchamonas buvo užsikrėtęs maliarija. Tiesą sakant, jisai nekartą sirgo sunkiausia šios ligos forma. Tokia išvada paaiškina, kodėl į faraono kapą buvo įdėtos medicinės priemonės gydyti maliariją. Kitos teorijos skelbia, kad jisai patyrė nelaimingą atsitikimą, atvirą kojos lūžį, o atsiradusi žaizda galėjo užsikrėsti. Sensacingesni teiginiai iškėlė žmogžudystės versiją. Teigiama, kad rūmų intrigos ir kovos dėl valdžios lėmė sąmokslą pašalinti jaunąjį faraoną nuo sosto. Tačiau dėl įtikinamų įrodymų trūkumo ši teorija yra spėlionės ir mokslininkų diskusijos tema. Štai tokia neįtikėtina Egipto faraono Tutanchamono gyvenimo istorija. Ką jūs manote apie senovės Egiptą? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video apie senovės Egiptą. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.